Čia žmonės net žino, su kuo mėgsta valgyti, ar su padažu, ar vienus, ar be. Iš tikrųjų, kaip įspūdingai atrodo. Visiškai. Jie dabar bučiuoja. Moteris, kuriai yra 78 metai, ji dirba non-stop. Ką, labas vakaras. Atkeliavom į... Tiksliau dar keliaujame į Chinatowną, pagrindinę realiai maisto lokaciją, kuri atsidaro vakarais. Tai jau matome atvykus, kad su taksi, kad labai daug yra judesio, visi linksmi, nusiteikę, ieško pavalgyti ar kažką išgerti. Eisim, pasižiūrėsim, kas šiais metais gero Chinatowne, nes aš buvau prieš metus, tai šiaip labai patiko, man net sakyčiau labiausiai patiko Bankoke. Tikiuosi, šį kartą bus labai faina. Gabrielė, ko tu tikės? Aš visiškai nieko nesitikiu, einu tiesiog pažiūrėti išgirto visų maisto vietos, tai tiesiog einu be jokių lūkesčių ir einam pasižiūrėti. Labai judri gatvė, tai tokia prasilenkimo, aš prisimenu, kad ir praeitais metais tas buvo, Gabrielė, turbūt biškai neįprasta, ar ne? Teks būti tokiai žmonių virtinėje ir ieškoti maisto. Tai čia taip ir važiuoja mašinos, aš tai galvoju, kad tai yra tokia praėjimo visiškai viena gatvė ir tu gali ten pirmyn atgal maršrutuoti, ir negalvoju, kad čia yra gatvė. Čia realiai yra ir, kaip matot, kavinių, bet atskirai, matysite, dar eisim, praeisim toliau, bus daugiau jau kaip maisto stalai, vietos, kur tiesiog užsisakai ir valgai tiesiog iš karto po tuo stalu. Ai, va šitų, man atrodo, žinok, ir esu ragavęs. Čia yra tokie kaip vietnamietiški tako, tiksliau tailandietiški. Aš dar nuo Vietnamo nenutolęs tailandietiški tako ir aš kaip tik praeitais metais, žinok, ragavau. Paragaujam? Šiaip galim. Čia toks kaip desertinis variantas ir bent jau tada buvo kaip 3 skonių, matau, dabar atrodo irgi panašiai. Davai, pasiimam. Tai matom, yra 2 realiai pasirinkimai 60 ir už 100, 60 yra 4, už 107, tai realiai €1,5 4 kainuoja. Nu viskas, ragausim. Šiaip labai skanus tas pats traškutis. Ir bent jau kaip jie abudu, kaip desertinis atrodo, ar ne, toks variantas? Ja, desertinis. Ne? Visiškai desertinis. Šiaip labai saldu. Truputį vidus net morengą primena. Okay. Man patiko. Pabandysim dabar kažkokius jų vietinius koldūnus, matau, yra su krabu sezonė, šio sezono, tada yra su krevetėm ir matau su kiauliena, ir pabandysim po vieną pasimti. Ok, so one this and one this, ok? Kaina jų yra 20 jų pinigų, tai kaip suprantu, po €0,5 vienas. Tai kas realiai nėra tiek daug, bet aišku, viena porcija tai. Gerai, pabandysim paragauti. Pirmas jau matau iš uodegėlės, kad bus su krevetė. Klausė manęs pardavėjas ar aštriai nori, sakiau, ok, darykit aštriai. Tai aštrumas tikrai jaučiasi. Šiaip labai įdomi, nes nėra visai kaip koldūnas, jis turi visai nemažai tešlos, viduj krevetė. Šiaip skani krevetė, viskas yra su ja gerai. Ir matosi, kad tokie yra užbarstukai, kaip žuviesėlį, kažkas tokio, tai tokio dar traškumo. Tai šiaip skanus dalykas. Sakyčiau, tešlainis. Tada turime su krabu. Šitas įdomiausias yra, įdomiausiai atrodo. Krabo toks kaip maltinukas.
Šitas geras. Šiaip apskritai man asmeniškai ir norisi ragauti vis dažniau ką nors su krabu, nes bent jau Lietuvai pasirinkimų nėra kažkokio labai dažnų meniu. Klausimas tik aišku, kiek to krabo įdeda į vidų, bet šiaip geras skonis, labai patiko. Ir tos tešlos šitą mažiau buvo. Nu ir trečias su kiauliena. Mums įprasčiausias turbūt koldūnų variantas. Bet vėlgi, sakyčiau, netgi daugiau pačios tešlos negu mėsos. Labai skanus dalykas. Lygios gerybės įdomino. Vienas dar krabas judėjo. Paragaujam ar ne? Nori ledų? Nu visai, bet šitokių aš net nemačiau, žinai. Tiesai. Nors gal bendriau jie tradiciniai gal nebūtų. Galėjom paragauti. 14 vienas. O kurį skonį pasiimam? Nu, jaučiu, kas patinka. Yra, matau, kokosai, yra durianas, yra lemon, strawberry, chocolate, taro. Kas tas taro? Pabandom taro? Okay. Okay, thank you. Taro, nepasiėmei? Na? Thank you. Tu nežinomybė, neįsivaizduoja, kas čia gali būti. Logiškai turėtų vis tiek būti koks vaisius. Net nesuprantu kol kas apie ką. Kaina, kiek matau, 14, tai realiai yra vos ne trečdalis euro, kažkas tokio. Vau, jau. Skanus, gaivus? Aš net nelabai suprantu skonių. Bet kaip Kažkokį vaisių turi- ledai ar Ne. dar kažkas, ne? Tik kaip toks, sakyčiau, ne kaip vaisiniai, ne kaip, kad jie kreminiai, žinai, kaip būna, bet žiauriai gerai skonių, bet nu, man visai nieko įdomu. Nu, kaip jie ragausi, ką nors iš šitų dalykų. Aš galiu tik pasižiūrėti, kaip kiti valgo. Čia žmonės net žino, su kuo mėgsta valgyti, ar su padažu, ar vienus, ar be. Šiaip tik, kai aš praeitais metais buvau ir kalbėjau su vietiniais, jis sakė, jie bent jau tų pačių skorpionų, šitų dalykų jie patys nevalgo, jie visada turistam skiria šitas. Tai aš spėjau, kad čia realiai irgi bus ne patys tailandiečiai, o iš kitų Azijos šalių atkeliavę žmonės. Bet kerta tai kaip, aš net stebiuosi. Nes tarkim, tą patį kaip skorpioną daugumą ir gauja, tai realiai yra tokia, žinai, kaip traškutis, skonio kažkokia nėra. Jo. Žodžiu. Geras. Miškai nueinantis nuo populiarumo dalykas, nes anksčiau visi skorpiono Tailandė paragaudo, ar ten tų tarakončiukų dabar jau toks supranta, kad čia turistų biški dalykas, o patys nevalgo. Gerai, Gabrielė, kur mes čia esam? Nes matau, kad man reiks jau Mes persirengti. atvykom į Vatarun šventyklą, vieną populiariausių Bankoke. Galvom, kad nevyksim į šitas populiariausias vietas, bet kažkaip sakom, kad tikrai įspūdingos. Aš atvykau tai pasiruošus, dabar užsidėjau Turi kelnes. aprangą, kelnes. Tik ant šortų užsidėjau kelnes, o šortukai mes dabar išnuomosim Pauliui apsisiausti. Nu va, negalima reiškia tik merginom su trumpais sijonais ir šortais, o vyrams galima, nes Paulių tai praleido su trumpom rankovėm ir su šortais. Vau. Eik tu savo. Kaip gerai atrodo. Iš tikrųjų, kaip įspūdingai atrodo. Visiškai.
Dar sakėm, kad prie mūsų namų gera vieta yra ir kam čia gal varyti kitur, bet šita iš tikrųjų žiauriai įspūdingai atrodo. Lipam į viršų. Taip. Tik žiauriai karšta. Ir čia visi kaip pasipuošę, gražiai atrodo. Kaip iš tiesų visi gražiai atrodo pasipuošę žmonės. Čia nebereikalo ir pardavinėjimo ateit prie pat įėjimo šitus rūbus visus. Ir visi fotografuojasi. Čia, žodžiu, aš tai žiauriai pataikiusi į aprangą, kepą užtėjus, ant šortų kelnes. Basutės, viską. Tvarkinga. Ta pideraska. Žodžiu, man atrodo, vėl nepataikiau aš į aprangą. Užlipsi? Labai aukšti laiptai mano mažom kojytėm. This travel. Really cool, this great. Oh. Okay. On which side you want? 근데 이거 찍으면 될걸요? 올라요 잘. 받고 있어요. Ką tik buvo toks labai juokingai. Tokia juokinga gan situacija, nes galvojom, kad jos prašė pora, gražiai apsirenka vietiniais tais drabužiais nufotkint, jau pasiruošė Gabrielė viską telefoną, pasirodo, kad tiesiog norėjo bendros. Aš pradėjau imti jų telefoną, kad jūs fotografuotų, pasirodo, kad jas mum norėjo nusifotografuoti. Gerai, eilinį kartą nesusipratimas. Aš matau moterims, tai yra vyrams daugiau yra laisvės, nes ir priekyje eina mergina su džinsų apkiaugom kelnių, vyrukas praleista su trumpom rankovėm, su šorčikais. Mums tai žiauriai, belia kaip karšta, ant tokio karščio. Bet šiaip man čia labai patiko. Man labai gražu, labai įspūdinga, tikrai reikia pamatyti ir pajausti tą jausmą, būnant šitoje vietoje. Dar taip visai skeptiškai žiūrėjom, kad gal čia nevarom dar pradžioj. O dabar tai šiaip labai tikrai, kur jeigu ne čia ir pamatyti, tokius vaizdus. Paskui trauksim link paplūdimių, tai galėsim ten mėgautis kitais dalykais, o dabar biškai pasižiūrim daugiau kultūros ir kaip gražiai atrodo viskas čia pas juos. Gabrielė atsivedė mane į prekybos centrą, kurį vakar jau buvo aplankius. Ir sakė, kad čia yra labai skanių maisto vietų, ar ne? Aš jau išbandžiau vieną savarankiškai, dabar galvoju, tave reikia atsivesti. Dabar kaip tik buvo netoli prie tualetų, tai rodė, kad čia realiai per 3 aukštus yra. 7, atrodo, yra labiau kaip restoranai. Dabar, kur mes esam ir kur eisim, tai čia yra labiau tokie kaip food courto, ar ne, vietos. Bandysim kažką įsirinkti, kaip suprantu, ir tailandiečių, ir labai iš viso tarp pasaulio. Ir koriečių, aš valgiau šios korietiškus maistus. Jo, ir kol kas toks vaizdas, kad čia, kadangi ir daug ir visų tų prekybos vietų ir aprangos ir kitos, tai aišku, ir maisto kortos turėtų būti visai nemažas. Tikrai labai nemažas ir iš tiesų dabar, aš kaip užvakar čia buvo atvykus, tai buvo žiauriai daug žmonių, o dabar mes realiai 10 val. Atsidarėm, tai mes 10:30 jau čia, tai kol kas čia praktiškai tuščia lyginant su užvakar diena. Tai gal dar ir prisirinks ir žmonių ir eisim apėsiu parodysiu maisto vietą. Jėdom, pasižiūrėsiu. Čia net ir picos yra visokios, aš pamačiau. Tai galėsim net irgi paskui pasiragauti kokią, žiūrėti, ką iškeptą. Picičių jau privalgęs, aš tai norėjau kažko kitko, pasižiūrim dar ką. Čia toks iš karto turistai ko labiausiai nori atėję, turbūt picos.
Ir kaip keista. Vaisių, va. Šiaip tai vaisių aš kada gal net ir grįžus pasimsiu, labai gerai atrodo man. Žiauriai keista, kad yra vietos, kur atsisėsti, nes praeitą kartą visiškai net nebuvo kur. Aš net stovėdama ten valgiau, geriau. Tai čia turiu sriubytės visokios, ar ne? Jau čia panašiau, ką mes Vietname turėjau, čia gal net ir yra. Nežinau kokia, bet... Aš sriubų nelabiausiai. Ne, Nors kažką šiaip kitą. minėjau Gabrielį, kad rameną visai įsibandyčiau. Šiaip labai... Dar nevalgiau šitoje kelionėje ir ramenų šiaip labai mėgstu, tai būtų faina įsibandyti. Čia jau, ką aš praeitais metais irgi Bankoke labiausiai mačiau, tai visokie tokie stiksiniai iešmeliai, pas juos labai yra populiaru. Kaip suprantu, gali įsirinkti, kokį čia tiesiog nori ir tau iškepa. Hello. O čia turbūt populiariausias tas mango sticky rice. Bet jie čia matau daro su kokonat ledais. Labai gerai atrodo. Žiūrėk, Ir butterfly. Šiaip net panašiai, ką mes paminėjome Vietname, kur ragavom, buvo irgi su žaliu padaryta ryžiai ir kiti tai tokie. Žiauriai gerai atrodo. Nuėsiu paskui Šiaip kaip deserčiuką visai Pasiimsiu, jo. cool. Kaip gerai atrodo šitie visi. Ir labai norėsiu šviežiai spaustų sulčių. Aš praeitą kartą mango. Iš šitos vietos ar kitos? Ne, iš kito, čia labai daug visokių yra. Jokinga man labai šitas merginos Pavmes dabar kepurytė. biškį. Gal pamatysi. Hello. Ėjom, Gabrielė jau žiūriu atvedė į parduotuvės, tai buvo maisto turas, tapo gal drabužių turu. Tas silpnybės, ar ne, Gabrielė? Va čia. Atvedžiau, gal. Grįžau. Šitoks, kai žinai, pavalgai, biškai įdėpsi šokti. Bet dar nepavalgym, aš jau norėsiu. Aš tai dar labai norėsiu ir šitų, va. Aš Ką? labai norėsiu šitų. Čia desertinė irgi, Aha. ne? Ir šitų labai norėsiu vaflių. Eina savo. Yra ir vafliukai? Taip, Toks kaip pašiti. palangos dalykas. Žiauriai norėsiu. Reikės ir tuos po vieną paragauti. Kepala tokia. Ir vaisiai kaip ten grįžti. Nu, man viskas čia taip Nu ir durianai, kurie labiausiai turbūt kvapą skleidžia. Bet aš jau net nevalgysiu iš tikrųjų. Rimtai? Šiaip davai paragauja. Tai gal paskui gerai, kai pavalgysim. Nu davai po. Nes aš tikrai nevalgysiu net jo. Ir va šitie visi, žiūrėk, aš tai norėsiu ir springo. Tai labai gerai, čia sūrio, net Aha. turbūt surgytės. Tik čia spring rolls. Cheese sausage, tai irgi, va čia cheese sausage irgi įdomu, va toks jų. Ir čia va tiesiog, žiūrėk, aš labai norėsiu paragauti. Visko. Ir tų koldūnų. Čia šitas panašiai labai kaip Vakar. Chinatown'e ragavom, jo krabo ten tie reikaliukai. Nežinau, net į kurią pusę dabar. O, kaip čia baisoku, kai atrodo šitas. Gal šitą kiaulę, Gabrielė, įmam. Aš to bijau. Aš jau geriau. Įsivaizduok, nešiojamės. Tu pasižiūrėk, kaip kietai atrodo. Ką? Okei. Bet šitai gerai. Paragaujam vieną, davai. Davai gal iš karto. Davai. Tai gerai. Paimam. O kurį imam? Chicken beef, chicken cheese, chicken egg, chicken dried crab stick. Namiyaki, man atrodo, yra jų kaip japoniškas, bent jau arba labai panašus užrašas kaip japoniškas jų kaip omletas toks yra, buvo ragavęs, bet čia gal net ir kažkas kitką. Sakė šiaip šitą, ne? Kad to namiyaki. Nu, davai, imam. Okay, namiyaki. one. O, dar čia kiek uždedamų mane. Oho. Velniškai karštas, tai nežinau, žiūrėsiu ir šiaip. Man atrodo, jis toks gerai pabandysiu paimti. O, laikyti. Nu, šiaip paėmė. Nes atrodo, kad tuoj nukris pusė. Gerai, bandau ragauti. Žiūri, kad aplinkui mane stebi darbuotojai. Let's do it. Wow. Kaip žiauriai teisti, yra labai daug padažų, labai daug ir sūrio, ir kitų dalykų, kuris toks labai pakankamai tasus dalykas. Ir aš žinot, ką jaučiu? Mane šiek tiek primena balandėlį, nes yra kaip kopūstai ir tiesiog, kad labai daug padažų sudėlioti būtų balandėliai. O, lemia koks didelis. Net nežinau, ir jis sukasi.
Va taip kartais gali, nes matėsi, kad svoris didelis yra. Bet čia rimtai balandėlio, biškai skonio turim. Nes yra kopūstai, yra mėsytė, čia vištiena tik tai. Ir čia tešloje kažkaip. Bet jau aš, kadangi standartiškai irgi bent jau namuose gamindavo ir šalia pridėdavo to pačio ketčiupo kažko, tai čia tie padažai irgi man neša tokį kaip barbecue. Šitas va, aš chicken Korean sauce, aš valgiau šitus. Prieš tai, ne? Prieš tai šitas žiauriai buvo skanus. Ir dar labai norėjau O čia kurie va šitie, ne? Ir aš norėsiu skiau dar paragauti tuos cheese ballsus. Darom paragausim ir jų tomjumus. Jo, dar Gabrielė kol kas Tailandė čia, nors ir aš dar šią kelionę neragau tomjumo. Tai yra, matau, jau priešais 2 vietos, netgi čia viena ir ten viena. Šitą gal geriau, ar ne, atrodo? Aš nežinau, man labai panašiai, bet aš nežinau, kurį dabar išsirinkti. Ką tik pridėjo jūros gėrybių. Gabrielė klausė, negi dabar nevirta, tiesiog nes ten didėjo. atrodo visiškai net neapdorotos, jau žalios. Man atrodo, kad ten pas jau, žinai, labai ant didelės kaitros yra tas jau potas ir labai nedaug minučių reikia. Man tai netrodo taip, nes net nekonkuliuoja vanduo. Yes, a little bit. A little bit, aha. Kas labai faina, kad pasiklausė tiek makaronų, kuriuos rinktis, tiek va dabar aštrumą, kokį dėti, ar aštrį, ar ne, pasirinkom tokį lengvai link vidutiniško aštrumo. Žiūrėsim, kaip gausim. Jo, bet bus įdomiausia turbūt dėl jūros gėrybių, ar ne, kaip gerai išvirę jos yra. Lemba, aš tai žiauriai bijau dėl šito. Galėsiu aš pirmas ją karagą. Bet žinai, paskui rezultatas, tai jeigu bus tolete, ne? Jau išvirėm. Lemba. Kažkaip ten atrodo tik pašildė. Ok, aha, ok. Thank you. Atrodo taip belė kaip gerai. Gerai atrodo šitą jūros gėrybę, šiandien tik jie tikrai atrodo dar rožinės spalvos. Atsisėsiu, ne? Aha, einam atsisėsti ir susirasti vietelę. Bet šiaip žiauriai kietai. O kaip tik mums atlaisvino. Ką, dar gausim mūsų tomjumą su jūros gėrybėmis. Ir dar tokia mintis, kad iš tiesų, jeigu labai nemėgsta to šurmulio žmonių, Chinatownas turbūt viena pagrindinių opcijų, kur maisto vietas keliauja čia Bankokė, bet kadangi ten nėra labai daug kur atsisėsti ir dažnai vietas nėra, tai tikrai va, tokie prekybos centrai yra įsigelbėjimas, norint ramiai pavalgyti ir maistas tikrai atrodo labai labai skaniai visas. Kas faina, kad čia tikrai šitam prekybos centre yra daug tos vietinės virtinės, va, net tų pačių tomjumo vietų tikrai spėjau kokios 4-5 yra, kur gali įsirinkti. Kas faina, kad jau matau iš karto ir kiaušinis labai gerai atrodo, ne taip kaip praeitą kartą kažkur man pusryčių vietoj davė ir tiesiog paprastą virtą kiaušinį. Čia matau, kad turbūt jau yra kažkoks lengvas pamarinavimas. Nu, ragaujam. To, ko Gabrielė labiausiai bijo, kad gali būti neišvirę. Bandom. Šiaip su jūros gėrybėm yra pliusas tas, kad jam labai nedaug reikia išvirti. Ir aišku, dar labai skirtingos pagal jų ten tuos kraštų, gal kai kuriam dar mažiau reikia, tai nu, tikėkime, kad viskas gerai bus. Ne, neišvirė. Šiaip tikrai jaučiasi, kad ilgai reikia kramtyti, yra tas dar žalumas, bet žinai, yra momentas, kad gali būti, kad jom ir nereikia tiek daug. Nu, ta prasme, kaip yra su tunu, kaip yra su kam žuvim, kur apskritai net nereikia jos apdoroti. Tai čia esminis jau mūsų, žinai, pasidomėję, bet žiūrėsim. Šiaip skanus, man net tas skanus, nes jis su aštrė sriuba labai tinka. Tu palik man tik šitą, man atrodo, vieną idėją, tai palik ir man koldūną, tą Aha, kažkokį, gerai. tai pasidalinam. Čia irgi koldūnas, man atrodo, su krevetė. Jau matau, kad galiukas turbūt lenda. Šitas dar skaniau su tešla. Ir kas svarbiausia tomjumo, tai yra pati sriuba. Jūros gėrybės, tai jūros gėrybės, jos aišku pagerina, bet taip pat sultinukas.
Mūsų lietuviškam skoniui, tai čia aš jau vadinčiau vidutinio aštrumo ir einant jau link aštresnio varianto. Tai... Bet labai geras. Man patinka. Nu ką, ragausiu ir aš. Nežinau, aš jau tų jūros gėrybių, manau, neragausiu, nes man jau labai pavojingai atrodė. Aš matau, kad čia dar mes makaronų nepasiėmėm. Nu, makaronas tikrai jau su lasdelėm reiks imti. Gerai, kad dar jis nugriebė pusę to aštrumos, kurios dar norėjau įdėti. Bus skanus. Žiauriai geras. Pasirodo, dvi buvo tos. Kur išsigandau, kad vieną įdėjau ir kad nepalikusi man. Ir ką, Gabrielė nori sūrio spirgyčių, tai va dabar ieškom kažkur vienas matėm labai skanes. Įdomu bus pasižiūrėti, ar panašiai daro, kaip pas mus ten su kokia mozzarella, su kažkuo įdarė, ar kažkokį kitą pasirinka ingredientą. Kur čia tas koriečių mano? Prašvalgiau vištieną. Ai, va, matau jo. Kažkur čia, ne, atrodo? Va. Hello, one cheese balls. Cheese ballsai. Nenašu šiaip su kokiu sūriu. Kaip manai, su ko bus? Šiaip ir štai kokie įdomus būtų paragauti. Kas čia tokie yra? Stiksai. Kažkaip labai geras ženklas, kad matom dabar, va, kaip tik kaitina tas mūsų spurgytės, nes aš praeitą kartą irgi, kai buvau Bankoke ir buvo maisto turgai, tai tiesiog jau pridėję, sudėję, žinai, krepšiukus ir tiesiog duoda net pusiau atšalusią, žinai, tokias, kur vos šiltas. O čia va, dabar jau žinom, kad tikrai šviežiai bus padarytos. Tai pliusas. Yeah, thank you. Spurgytės ready. Nuragaujam iš karto gali. Grieb dar gali karšta labai būti, ne? Bus atrodo labai riebalų prisigėrus jo, bet tas, kad ne tai, kad kaip trašku, žinai, būna, kai išfritiūrina, bet... Tas susūris. Dar kol kas net tešlaus daugiau valgiam negu sūrio. Biškai sūris neįsivydęs. Bet Lietuvoje skanesnių yra. Aš pirmą siūlau, gal durianą pasibandom. Žiūriu, va, kaip tik padėta, tiek yra gabaliukai, tiek yra patys durianai. Small durian, how much? Yeah, this one is, wait. Hello. Small durian is, small durian? One durian, just to try the small one. Small one, okay, that one. And how Yeah. much? Tai durianas pasirodo arba čia brangus, arba toje vietoje 2,5 euro realiai už gabaliuką. Bet va tokį Mažą. mes išsirinkom patį mažiausią gabaliuką ir sako tokią kainą. Aš manau, kad darbo pasižiūrėsime kitose vietose tikrai turėtų būti pigiau, kažkokiu nesąmonė. We can taste? Oh, we can okay. taste it. Okay. Okay, because we never tried. Okay, thank you. Nu, va, čia žiauriai gerai, kaip tik galėsim pabandyti ir ką pasiimsim daugiau. It sometimes look like ice cream. Ice cream. That's it. Even the smell a bit No, not good. not so strong. Labai fainas pardavėjas, Gabrielės pirmas kartas. Do you want? Yes. Šitą gali ragauti. Aš nenorėsiu. Nelabai? Koks skonis? Neskanus. Not for me. Yeah. That's enough. Bandom ir aš durianų, aš kažkaip labiau teigiamiau nesitikęs, nes tikrai daug kas pažįstamo ragavę. Tas skonis, gal reikia nekvėpuoti netgi tuo metu, nes kvapas šiek tiek atmuša, bet pas skonis turėtų būti visai neblogas, gerai. Maybe you need it. Ne, it's all good. Skonis yra tokio lengvo kaip prarūgimo, tas vaisius turi, bet jis žinot kaip yra, kaip būtų pelėsiniai sūriai, tai sakyčiau, kad
tas vaisius irgi turi kažkokį tokį pikanttiškumą ir man iš tiesų visai patinka. Aš visai noriu tų naujų skonių, tai durianas visai cool dalykas. Aišku, ne kasdien valgyti. O man tai užteko to naujo skonio. Tiesiog. Bet va, kaip faina, kai yra, nu tikrai, va, pardavėjas sako, pabandykiu, patiks, nepatiks, nusimsiu daugiau, toks, žinai. Taip, matyt, žino, kad žmonėms, žinai, ne visiems patinka viskas ir tiesiog labai normalu yra. Čia matosi, kad su mango sticky rice'as daro įdomesnių dar šiek tiek variantų. Ryžiai matosi marinuoti labai skirtingais įdarais ir jų labai skirtingų pasirinkimų yra, kas įdomu. Šiaip, kad tą standartinį desertą bando irgi kažkaip naujai atgaivinti, naujų tų skonių pasidaryti. Tai aš manau, kad gal pabandysim, žinai, mango su gal net skirtingais skoniais, bet irgi reikia pasižiūrėti, gal kokią mažesnę porciją atrasim. Gabrielė užmatė krokodilą. Gal norėsi krokodilo stiksų? Eik, tu sakai, baisu, kokai. Nori krokodilienos paragauti? Nu, norėčiau. Ką ragausim? Mango sticky rice. Man kol kas asmeniškai, aišku, tos Azijos netiek daug ir esu iškeliavęs. Tai skaniausias azijietiškas desertas. Tikrai jie neturi ko pasigirti iš desertų, bet mango sticky rice yra kažkas tokio, nes jų mangai tobuli, o tas kokosinis ryžių padažiukas yra žiauris skanus. Gerai, tai iš karto pirmas etapas, bandykim atidaryti tą kokosų padažą ir užlieti ant ryžių. Pirmas etapas padarytas. Ai, va kaip tik aš galvojau, galvojau, nėra kažkokių tų vadinamų čipsiukų jų, nes jie visada irgi uždeda juos. Bandysim juos atidaryti. Opa, viskas good. Ir užberkiam irgi ant tų pačių ryžių. Good. Nu ir ką, ragaukim. O, kaip eina savo, kaip mango, lengvai kaip kokie ledai imasi. Aš dar taip nemačiau, kad vaisius taip gerai sumakęs pasakėlė. Gerai, ragaujam ryžius. Labai geri. Gabrielė jau prieš tai užsiminė, kad yra kaip floating marketas padarytas šitam prekybos centre. Tai čia taip atrodo tas floating marketas, tik niekas neplaukia, bet vizualiai yra ir valtelis, ir vaisių prikrauta. Pavalgėm, Gabrielė dar su sulčiu pasiėmė. Kaip tau experiences? Oi, man tai labai patiko, man labai skanu, viskas buvo. Atrodo, dar norėjau kitų dalykų išragauti, tik jau nebetilpo. Ir dabar jau žmonių kiek prisirinko, iš tikrųjų mes paskutinį kartą irgi vos radom, kur atsisėsti. Tai, man žiauriai skanu iš tikrųjų. Kas skaniausia tau buvo šito karagamo? Man kas skaniausia buvo, šiaip gal skaičiau net sriuba pati skaniausia buvo. Nors labai skirtingi, žinai, dalykai, skirtingi tie patiekalai ir atrodo, jie sunkiai sulyginami. Bet viskas labai kitaip ir labai skaniai. Tai gal dar norėčiau patajų, žinai, paragauti, kad dar tokių, žinai, palyginimų, tarkim, vienoje kitoje vietoje. O man tai galvoju, turbūt paskutinis, aišku, mango sticky rice'as, tobulas desertas, tikrai vien dėl mangų verta jį imti. Ir čia faina, kad tie visi ryžiai tikrai, vieni pirmos, kur ragavom, tai labai panašus skonį, bet vėliau tie tamsesni, juodi ir kiti turėjo dar įdomesnį tokį vaisių skonį, tai labai cool. Ir man pirmasis labai patiko tas toks kaip kopūstų balandėlis, žinai, padarytas. Ir atrodo labai toks kaip patogu, žinai, kaip čia pasakyti, gerai, kad jis yra ant pagaliuko, aišku, kai didelis dydis, tai jis gali nukristi. Bet, anyway, tai toks kaip jų vietinis kebabas atrodo ir labai gerai. Tai tiek mūsų prekybos centro maisto apžvalgų. Gabrielė, papasako, kur mane šiandien atsivedė. Šiandien programa tęsiasi iš ryto pas mus ir atvykome į Lumpinį parką. Lumpinį? Lumpinį, taip, kažkaip taip.
nes kiek domėjausi, tai yra 2 populiarūs parkai ir kažkodėl man šitas labiau patiko ir aš nusprendžiau, kad geriau lėkim į čia. Labai gerų atsiliepimų pamačiau, kad labai gražu čia, faina, galima sutikti tų roplių, varanų pačių. Aš kažkaip man ir įdomiausia atrodė, kad parkas ne tik čia pasigrožėti gamtos vaizdais pranašiai, bet yra ir gyvūnėlio, kurios galima sutikti. Ne? Ir netgi labai nemažai jų. Tai kaip ir tik įžengėm, tai jų nėra, matau tik tai ant žolės žmogų gulintį, bet dar tik įėjom, jo, savekas. Tai apeisim ir pasižiūrėsim visur aplinkui, kaip čia kas ir parodysim. Jeigu praeitoj mūsų Hojane mes tos Water Buffalo, kada mes dviračių žygį turėjom? Hojane. Jo. Tai čia aš labiausiai noriu pamatyti, kadangi yra tie varanai, kažkur mačiau yra nuotraukos, tai aš tikiuosi bent vieną jį aptiksim, nes labai šiaip įspūdingai jie atrodo. Jie tokie dideli, tie mažieji, žinau. Nebijai? Ką žinau dabar, tai ne. Kai nematau, tai nebijau, žinai. Na, matau, vietiniai daro kažkokias sporto programas. Čia jau kaip kovos, man atrodo, kažkokie menai. Geras, bet čia žinai, ką jie su tais kaip su veiduoklėm pasitelkia. Geras, šiaip. Kokie įdomus žmonės. Labai. Ir tokie matosi dar pagyvenę, žmonės jau pensininkėliai, bet išeina į parkelį sportuoti. Palmės šiek tiek lengvai nulinkusias. Aha, labai gražios. Aš matau kol kas tik tai katiną dar, va. Gulintį, poilsiaujantį. Ką tokį užmatė? Katiną. Kur? Ant suoliuko, va ten. Ai, ten toli kažkaip priekį. Jo, yra katinas. Matai? Ką, Gabrielė, matai? Varaną. Tikrai? Tai tikrai. Varanas, tas, kur mes tik prieš tas. kelias minutės galvojam, ar man matys. Dabar man... Nes aš matau, kad kažkas, žinai, fotografuoja. Jis bėga, man atrodo. Du jie net. O Jėzusai. Vienas prie kito, ne? Pabandysim iš arčiau aptikti, bet neišgąsdinti. Taip atsargiai, nes dar žmonės, matau, fotografuoja. Jo. Tai, bet šiaip jau reikia biškį, man atrodo, ir saugotis. Ir 3 jie net. Dar vienas va visai arti prie mūsų praplaukė ir turbūt išlipti. Bet pasakė žmogus, nes mes nematėm. Panašu išlipti į krantą. Jau lips prasiplaukęs. Ne, dar šiek tiek sėdi. O kitas draugelis, man atrodo, miega, jis visai sustiręs. Aha, pradėjo vienas lipti eikti savo, koks grožis. Tik atsargiai kitų žingliam, bet kokie. Koks gerulis. Meilė, jie bučiuojasi. Jie dabar bučiuojasi. Jetau! Jūs matai? Laužia meilę. Kokia romantika. Kaip miela. Kukuliuojasi. Ką paliekam, tegu jie čia burkuojasi. Kiek jų daug vienoj vietoj ir jie štai pakrantėje išsidės. Galvoju, kokį, žinai, vienas, kur bus pasislėpęs. Bet čia vien tik tai 4 čia, paskui dar kiek plaukė. Bet čia reikia, tai atrodo. Pirmą kartą aš taip varanus matau, kad visiškai taip parkelį. Aš tai mačiau Šrilankoje, bet ten buvo ir tokių, kurie natūraliai, žinai, vienas tai buvo šūs parištas ten, paraudomasis, tai biškai baisokai, va ten krypiai atrodė. O čia tai va šitie tokie gamtos parko gyventojai, tokie civilizuoti, žinai. Man to jau net, žinai, šiek tiek lengvai pripratę. Šiandien nusižiovavau, kaip juokinga. Man to jau lengvai ir pripratę, žinai, prie žmonių visai eina, visai supranta, kaip čia. Tai geras. Ir tai jie net pozuoja. Vėlia kaip kitaip. Taip labai juokingai, nes visi žmonės ir šaunuoliai, kad labai atsargiai, žinai, nenori eiti labai jau taip akivaizdžiai prie jų, taip leidžia turėti jiem tą privatumą. O bet tai jau kaip galvoju, ar čia leidžia privatumą, ar turėti, ar bijo tiesiog žmonės irgi, nes net biškai... Aš tai mielai dar arčiau net biškai prieičiau. Aš tai ne, nes man tai toks saugumo dalykas, nes ką gali žinoti, ant to mėlynį liežuvį. Ten gali žinoti.
Gabrielė dabar sudomino varnai. Jo, čia turbūt varnai, bet snapai jau kokie įdomu. Bilia kokį didumų. Aš jau einu. Nereikėjo visai ilgai ieškoti tų roplių vandens. Tai tas irgi labai faina, nes kitą kartą, kai užfiksuotos nuotraukos būna kur nors, tai galvoja, ar tu tai pamatysi ar nepamatysi. Bet čia visiškai jų pilna, kiek nori, tik tai vos nesaugokis ir žiūrėk, kad jų ant jų neužmintum arba ten neįžengtum į teritoriją per daug arti. Tai šiaip labai fainas parkelis, nemokamas įėjimas. Tai aš manau, kad visai čia ta rekomendacija buvo gera atvykti ir tiesiog varytą pasivaikščioti. Žiauriai faina. Man tai, kas faina, žinai, su varanės man priėmė šiek tiek kaip grybavimo, žinai, nes tu žiūri to varano, ar bus kur nors už kokio medžio, už to upelio ir tai bandai atrasti, žiūri, va, ir dar vienas. Ir būriais labai, jo, ir jie labai tokiais būriais būna. Vienas kitas, tai gal iš tų jaunesnių mažųjų kažkur paklydę po vieną, bet šiaip tai visi tokioj masiai dideliai. Aišku, išduoda, jeigu irgi ieškosit varano, jeigu matysit, aišku, yra turistai, kurie jau fotkina kažką, tai greičiausiai, kad tie patys varanai bus, tai ten turbūt irgi užmatysit, bet kartais tiesiog eini ir net po tuos didžiausius ir patys užmatym, kad tiesiog pakrantėje. Tai labai cool. Smagu. Vaizdai irgi gražus. Toks interaktyvus pasivaikščiojimas. Pasivaikščiojame parke, kadangi Gabrielė mane ten nusivedė, tai aš nusivedžiau ją į savo turbūt mylimiausią Bankoko vietą, kurią atradau praeitais metais, tai J5 Michelin restoranas. J5 yra 78 metų moteris, kuri vis dar gamina ir gamina labai gerai. Viena realiai atlaiko tą Michelin restoraną ir viena visus patiekalus gamina, tik jai turi savo padėjėjo. Tik tai yra prabilmėjęs iš šitą restoraną, kadangi jis realiai yra kaip vos ne ir geriausiai žinomas gatvės maisto restoranas ir toks kaip simbolis gatvės maisto, tai čia beveik visada būna eilė žmonių, netgi ir darbo dienomis, tai dabar parodysim koks vaizdelis šiandien. Šiek tiek mažiau negu taip, kaip aš mankščiau prieš metus, bet vis tiek nemaža eilė. Šiaip kaip nekeista, atrodo, nusijėmė tas, kad negalim fotografuoti, filmuoti, dabar nėra tų užrašų. Tai štai mano J5. Štai moteriškė su akinukais. Ai, va vis dėlto yra tik nublankė, jau no photo, please. Mes šiaip su Gabrielė visai karts nuo karto pasižiūrim ir Orijaus Gasanovo kelionio laidų, tai jis kaip tik intro irgi ją turi įsidėjęs, kur rodo kaip gamina. Šiaip labai prikolnai, kuo įsiskiria, tai turbūt ir žmonėms patinka, kad turi tuos užsidėjęs tokius, matai, didelius sakinius, tai jie yra šiaip ne šiaip, o čia ne stiliaus hipsteriškumo detalė, o jie yra dėl to, kad yra labai didelė kaitra ir kažkoks ten specialus medis naudojamas, kuris kenksmingas yra akim ir šiaip bendrai. Ir kadangi yra didelė kaitra, tai tie akiniai apsaugo ją ir gali normaliai kepti, gaminti ir panašiai. Mes ir laukiam jau pusvalandį laiko, gal net jau ir daugiau. Mes esam sąraše 45, o dabar dar tik pakvietė 25 numerį, tai čia dar tiek laikės laukti, dar daugiau. Žodžiu, kosmotėlis iš tikrųjų. Ir čia užsirašo viską, iš karto išsirenka, ką jau valgy, žinai. Ir man buvo įdomu, kiek mes čia laiko lauksim. Aš manau, kad dar kokią valandą virš. Bet čia ir kainytės yra iš tikrųjų, nėra čia ta pigi vieta. Bet į meilę yra populiariausia, sakyčiau, gatvės maisto lokacija, ne tik Bankok, šiaip bendrai. Tikiuosi, kad bus verta laukti šitiek laiko ir stovėti. Aš praeitais metais laukiu apie 5-6 valandas. Eik, aš tai tikrai tiek nelaukčiau.
Ką, atkeliavo ir mūsų eilė. Gabrielė jau matau gavo meniu. Jau išsirinkom. Timsim krab meat omletą. Čia kaip ir Krabo populiariausias. mėsos, jo. Tada imsime kažkokį tai krevečių su kokosais ir padažu čili. Nes mačiau labai gražiai skaniai atrodė ir buvo baisiai išgirtas. Dabar jau mūsų užsirašė, užnumeravo, 45. Laukime pagaliau. Laukėme kažkur apie virš 2 valandų. Virš 2 valandų. Aš negaliu 2,5. patikėti, kad tiek laukia maisto vietos, nes jeigu ne Paulius, tai aš būčiau pasirinkus kitą vietą, man atrodo, ir tiesiog nuvarius kažkur pavalgyti. Bet išlaukėme pagaliau ir vis reikėjo. Mes kai atėjom, ten buvo 20 numeris tik tai. Ir vis ateidavo ir gal per dažnai aš vis ateinu patikrint, nes bus ten 32 ir paskui po 32 labai staigus buvo šuolis, žiūrėjau, 41, nes dar kiti žmonės tiesiog išeina ir nesulaukia iš eilės ir tiesiog atsilaisvino ta vieta. Tai irgi čia dar toks, žinai, prasilenkimas. Toks, kai ateisit į šitą vietą, būtinai eikite iš karto prie stalo, kur yra ta menedžė ir užsirašykit savo vardą. Atsiminkit savo numerį. Jo, nes mes buvo taip, kad irgi dar pažiūrėjom, kaip gamina, panašiai ir tik po to nuvarėm. Tada suvokėm, kad jeigu užsirašyti, dar praleidom realiai 10 minučių. Jo. Viskas, meda jau mus. Okay, thank you very much. Kaip gerai čia vėsa, ne? Viskas, jau mes pagaliau, aš negaliu patikėti, kad po 3 valandų pagaliau atsisėdom, nes jeigu jau priima užsakymą, tai dar nebūtinai reiškia, kad iš karto ir sodins, nes dar čia mes kiek laiko pralaukėm. Aš negaliu patikėti, kad aš 3 valandas tiesiog stovėjau laukia ir laukiau, kol maisto priims. Nu, žodžiu, man kosmosėlis, bet tikiuosi bus verta. Ir iš vis, ta prasme, kaip pagalvoju, moteris, kuriai yra 78 metai, ji dirba non-stop. Aš bumbu, kad aš pavargau laukti ir stovėti eilėje, kuriai mes ir pavėsio turėjom ir vandens neėjom nusipirkti tą laiką. O va žmogus, kuris dirba, nu, visiškai be atsikvėpimo atrodo, nuolat kepa, daro, judas. Nu, dabar asmenu, man čia yra iš vis kažkokia anomalija, nu, kosmosėlis, kad tiek turėti jėgų, tiek turėti energijos. Ir tai padaryti labai gerai, nes nebereikalo tikriausiai irgi tos eilės yra jos tokios. Tai, nu, man, žodžiu, žmonės verti pagarbos maksimaliai. Nu ką, atkeliavo krabo omletas. Lygiai prieš metus šitą grožį ragavau, tai pasižiūrės, aš labai tikiuosi, kad bus skonis, bent jau kažkas panašaus, ką praeitą kartą ragavau. Ir matau jau ir iš karto Gabrielės patiekalas atkeliavo. Ką, reagavom krabo omlečiuką. Krabo omletas pas mane yra, jeigu taip žinant, tai čia yra 2 esminiai ingredientai. Yra labai daug krabo mėsos, tai kiek žinau, iš 6-7 netgi krabų daroma vietam omletui. Ir yra kiaušinis, kuris yra apsukoma ta krabo mėsa ir kepama ant didelės temperatūros. Tai ragaujam. Kiek mėsytės. Darom. Kol kas be padažiuko bandom. Toks pats kaip prieš metus. Tiem, kas apskritai nėra ragavęs krabo mėsos, tai yra geriausias dalykas, nes jos yra daug, ji yra labai gerai pakepama. Tam omletė tokia, kaip pasakyti, ištušinama ir žiauriai yra skani, šviežia, tokia, kokia turi būti. Labai gerai. Aš užsisakiau krevetės, kokosų ir čilių padaže. Ir ragausiu. Nežinau net kas čia. Taip karšta. Žiauriai karšta. Krevetės nerealios. Tokios didelės, sultingos. Nerealiai. Mes kaip tik su Gabrielė prieš šitą vietą ateinam, žiūrėjom Netflix'o, kaip krevetės tas visas įmoja ranką ir kokios tas milžiniškas yra. Tai tokios rezultate, kaip matau. Tobula. Ką pavalgėm?
komentaras. Gabrielė labai norėjo pirmą pasisakyti. Bet tu sakai, tu pirmas kalbėsi? Nu, tai aš galiu. Tai sakai. Realiai, man šita vieta lygiai tokia pati kaip ir prieš metus, aš laukiu 5 valandas, o man šitas krabas labai panašus tas skonis. Nu, man jis yra tobulas omletas, koks yra galbūt, ir aš atvirai pasakysiu, dėl šios vietos aš drąsiai vien tik tai dėlios galėčiau važiuoti į Tailandą. Man, aišku, dar kai tu pamatai ir Netflixo visą tą istoriją apie J5 ir bendrai kokia jie yra ikona ir kiek padarė gatvės maisto kultūroje, tai man vien jau būti toje atmosferoje faina, o dar kai krabo omlečiukas toks fainas skanus, tai iš viso tobulą. Nu, Gabrielė, ir tavo komentaras, beje. Nes man tai iš tikrųjų taip, tai vienareikšmiškai buvo skanu, tikrai skanu, įdomu, bet ar aš tiek laiko laukčiau, tai tikrai ne. Ir ar aš mokėčiau 63 eurus antrą kartą, tikrai ne, nes aš krabą paragau, man tai jis be skonio, tai šalia kečupas. Nu, aš gal nesuprantu ir aš galiu tai pripažinti, bet tai yra mano nuomonė ir mano įspūdžiai, žinai, tiek, kiek aš laiko laukiau, tiek, kiek sumokėjom. Ir aš visiškai jokio neįskoniu, tai nejaučiau, nu, krevetės taip dėlės skanios, bet ir tai aš paskui jos valgius pagalvoju, nežinau, ar aš pasisotinau, ar man tikrai taip labai patiko. Kalambėjai daugiau skonio, jau tai ne vakarietės. Aš vat nežinau, vat, nu, man tikrai kažkaip, aš tai pripažįstu ir nu, mano yra tokia nuomonė, kad taip, jeigu tu ateini ir viskas fainai pavalgai, skanu, tikrai negaliu sakyti, kad tai neskanu, tai yra labai skanu. Bet aš tikrai antrą kartą tiek laiko nelaukčiau, pati idėja yra nereali, nu, pati, ta prasme, moteris yra, nu, ta prasme, visiškas pavyzdys dėl darbo, dėl visko, žinai, bet, nu, ne, nu, man netgi tas už 2 eurus patai paprastas yra skanesnis ir net daugiau skonio kažkokio dar, žinai, gal ten vėl apžaistas, ko aš galbūt nesuprantu, bet man, nu, nežinau, antrą kartą negrįšiu, bet aišku, patirtis, nu, tokia patirtis. Man ir atvirai pasakysiu, Gabrielės, tas susakytas patiekas, man irgi, aš sakyčiau, nu, krevetės skanios, bet šiaip bendrai tas patiekalas yra irgi, sakyčiau, nelabai kažkas, bet krabo omletas, va čia, kas yra tas vėl anglicistai, visi supyks simple is the best. Paprasti keli ingredientai ir viskas yra ten tobulo. Tai jeigu patinka omarai, tarp prasme, ir nebijo ten išleisti 200-300 eurų už omaro porciją, ar jūs kaifuoja, tai šitas dalykas yra kaip tik jums. Tai va. O mūsų ką? Realiai viskas Bankoko, kaip ir paskutinė istorija, sakyčiau. Persikelsime, dar kol kas nepranešime kur. Pamatysite. So good.